Medicinos diagnostikos centras, įsikūręs Vinco Grybo gatvėje Vilniuje, pirmasis Lietuvoje įsigijo naujos kartos 128 sluoksnių kompiuterinį tomografą. Naujojų kompiuterinių tomografų pagamintų Siemens firmoje Vokietijoje atliekami nuo įprastinių iki pačių pažangiausių kardiologinių, neurologinių ir onkologinių kompiuterinės tomografijos tyrimų. Įrangą galima apžiūrėti visas žmogaus kūno dalis, organus, spręsti apie jų padėtį, formą, dydį, paviršiaus ir vidaus struktūrą, tam tikras funkcijas, kraujotaką, atlikti daugiau neintervencinių tyrimų, nustatyti ankstyvas ligų stadijas. Kompiuterinis tomografas su Matom Definition AS+, dirba ypač greitai. Vieno apsisukimo metu, kuris trunka 0,30 sekundės, yra nuskaitomi net 128 sluoksniai. Taip pat dėl aparate įmontuotos unikalios pacientų apsaugos sistemos apšvita yra sumažinama net iki 68%. Tai labai svarbu paciento saugai. Tyrimus atliekame nuo įprastinių iki pačių naujausių, kaip virtuali koronarografija, virtuali kolonoskopija. Programa skirta onkologiniam tyrimam, kurie skirti ankstyvai onkologinių susirgimų diagnostikai, jų sekimui ir gydymo efektyvumo įvertinimui. Apšvita yra labai nedidelė, palyginus su kitais kompiuteriniais tomografais, tai pacientui yra visiškai saugu. Ir tyrimai, kuriuos mes atliekame, yra ambulatoriniam sąlygom atliekami, tai neinvaziniai tyrimai, jeigu reikalinga kontrastinė medžiaga išryškinti kraujagyslėms, tai jinai yra leidžiama į veną ir pacientas po procedūros visiškai saugiai gali atlikti savo įprastinę veiklą. Širdies ir kraujagyslių ligų statistika gąsdina. Kas antra mirtis yra būtent dėl šių priežasčių. Ar galite patikėti, kad širdies vainikinių kraujagyslių kompiuterinės tomografijos angiografiją atlikti su šiuo naujoju kompiuteriniu tomografu pakanka vos 4 sekundžių, o visas širdies tyrimas užtrunka tik 10 minučių. Širdies vainikinių arterijų aterosklerotinių pakitimų įvertinimui ir infarkto rizikos įvertinimui yra labai svarbus kalcio kiekio nustatymas kraujagyslėse ir tų fibrozinių plokštelių įvertinimas. Ir pačių širdies vainikinių arterijų būklė. Yra susiaurėjimai ar nėra susiaurėjimų. Taip pat galime įvertinti jau operuotų pacientų būklę. Tai yra, jeigu yra atlikta širdies vainikinių arterijų šuntavimo operacija, mes galime įvertinti šuntų praeinamumą. Tai yra, ar jie funkcionuoja ar nefunkcionuoja. Taip pat, jeigu pacientas turi stentus širdies vainikinėse arterijose, taip pat mes galime pasižiūrėti, ar jie funkcionuoja, ar nėra kitose kraujagyslėse pakitimų ir tokiu būdu įvertinti ir gydymo efektyvumą, ir tolesnę prognozę pacientui. Ir svarbu yra tai, kad pacientas yra netraumuojamas, tai yra neinvazinė procedūra, kontrastinė medžiaga leidžiama į veną ir kaip įprastinės kitos procedūros metu. Moderni programinė įranga leidžia tiksliau ištirti pacientus ir diagnozuoti pradines onkologinių ligų stadijas. O tai ypač svarbu, nes ankstyva vėžinių ligų diagnostika ir tinkamas gydymas gali išgelbėti pacientą. Naujas storosios žarnos tyrimas virtualioji kolonoskopija su šiuo aparatu bus atliktas be jokių traumų. Vienas iš naujų tyrimų, kuriuos mes galime atlikti, yra virtuali kolonoskopija, tai yra storosios žarnos tyrimas, kuris atliekamas visiškai netraumuojant paciento, be narkozės. Galime apžiūrėti visą storąją žarną, įvertinti įtartinas vietas ar pakitusias vietas, išmatuoti jų dydį, tankį, atstumus reikiamus ir nurodyti įvairiose plokštumose pakitimų, esamus pakitimus arba įtartinus pakitimus. Ir jeigu reikia, tada jau pacientas eina tolesniem tyrimam. Čia nereikalinga narkozė, kaip įprastinės kolonoskopijos metu, ir pacientas po procedūros vėlgi gali visiškai saugiai ir ramiai atlikti savo įprastinę veiklą. Žmonės ne visada nori atlikti įprastinę kolonoskopiją, kadangi yra tokia nemaloni procedūra ir skausminga ir atliekama su narkozė, ir žmonės dažnai bijo tos procedūros. Mūsų tyrimas yra neskausmingas, neturintis jokių pavojų. Žmogus yra visiškai saugus ir jeigu mes randam įtartinas vietas, žmogus gali anksčiau būti pradėtas tirti giliau ir
tokiu būdu galima užkirsti kelią pakitimam esantiems storoje žarnoje. O kuo anksčiau diagnozuosim susirgimą, tuo pacientas turės geresnę prognozę savo tolesniam gyvenimui. Atlikdami radiologinius tyrimus, medicinos diagnostikos centro specialistai laikosi pagrindinių radiacinės saugos principų – pagrįstumo ir optimizavimo. Remiantis šiais principais, tik gydytojas gali nuspręsti, ar pacientui tyrimas yra būtinas ir kokią įrangą bei tyrimo metodą tikslinga naudoti, kad pacientas gautų kuo mažesnę apšvitos dozę, o duomenų pakaktų diagnozei nustatyti. Pacientams suteikiama visa reikalinga su tyrimais susijusi informacija. Naujasis kompiuterinis tomografas pasižymi dideliu skenavimo greičiu, gaunamų vaizdų kokybę. O tai ne tik pagreitina radiologinį tyrimą, bet ir leidžia greičiau skirti medicinos diagnostikos centro pacientams tinkamiausią gydymą.